Laidą pristato Baby City – milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laidą pristato Gentle Day – sertifikuoti ekologiški įklotai su anijonų juostele. Gripolis – veiksminga pagalba peršalus. Pagaminta Lietuvoje. Ar žinome, kas yra imunitetas? O nuo ko priklauso, kaip dažnai serga mažieji? Ir ką daryti, kad vaikai taptų atsparesni ligoms? Manau, kad po šio reportažo atsakymus į šiuos klausimus tikrai žinosite. Permainingi orai, vėjas ir drėgmė lemia didėjantį sergančiųjų peršalimo ligomis skaičių. Geriausia visų ligų profilaktika – stipri imuninė sistema. Internete ar knygose rasime daugybę patarimų, kaip stiprinti imunitetą ar gelbėtis pajutus pirmosius peršalimo požymius. O nuvykus į vaistinę susidursime su didžiuliu įvairiausių preparatų asortimentu. Kaip tokioje įvairovėje nepasiklysti, pataria vaistininkė. Vienas iš toks antioksidantų ir vitaminas, kuris organizmo atsparumui, stiprumui stiprinti, didinti. Tai ir lašiukais turim kūdikiam vaikam, didesniem tabletėm, kramtomom, čiulpiamom. Pagrindinis būtų vitaminas C, paskui jau eina ežiuolė, antrų variantų, tai tie tokie pagrindiniai imuniteto stiprintojai. Rudens ar žiemos laikotarpio ežiuolė naudinga norint išvengti gripo ir peršalimo ligų, o susirgus turi savybę sutrumpinti karščiavimo laiką, pagreitinti sveikimą. Šaltuoju metų laiku vaikams labai naudingos vaistažolių arbatos. Į ką kreipti dėmesį renkantį žolelių arbatas? Visų pirma, reikia žinoti ir numatyti maždaug, kad vaikas nebūtų alergiškas, jau tėvai daugelį žino, kokiam tom žolelėm, bet taip, jeigu prie peršalimo ar imunitetui, tai pagrindinė būtų irgi čebrelis, ežiuolė, gyslotis, jeigu dėl kosulio, kvėpavimo takų, raktažolė, saldymedis. Tokios pagrindinės būtų, bet irgi čia jau individualiai reikia irgi žiūrėti. Į amžių visą, kaip sakyti, tos poreikius ir kam reikia, ar kosuliui, ar daugiau kažkam kaip imunitetui. Arbatžolės tai tikriausiai daugiau yra, kad kosulį lengvins, skatint atsikosėjimą. Tokios bendrai imunitetui tokie jau eina, kaip sakiau, vitaminas C, ežiuolė. Daugelis klysta manydami, kad atšalus orams lauke reikia būti kuo mažiau. Kaip ir bet kuriam suaugusiajam, taip ir vaikui kvėpuoti grynų orų reikia kuo dažniau. Tik žiemą mažylis turi būti šiltai aprengtas, bet taip, kad neperkaistų. Viršutiniai drabužiai turi būti tokie, kad prireikus pavyzdžiui ėjus į parduotuvę, jos būtų galima lengvai ir greitai nurengti. Nerengti per šiltai. Kažkodėl lietuvės mamos mėgsta apkutuliuoti vaikus. Ir taip siaubingai, kad jie net ir į kabinetą pas mus įveda vaikus, tie vaikai išraudę, akelės išsprogusios, jie perkaitinami, jie yra perengiami. Motinos bijo tų skersvėjų. Aišku, jeigu šitai vaikas suprakaitavęs, tai bet koks skersvėjas yra pavojingas. Vieni kosėja, čiaudo, kitiems pakyla temperatūra, skauda galva. Tai peršalimo ligoms būdingi simptomai. Susirgusi vaikutį kiekvienai rūpestingai mamai nesunku atpažinti. Jis tampa irzlus, neramus, kartais mieguistas. Ima mažiau ir nenoriai valgyti. Gali pakilti kūno temperatūra. Susirgus mažyliui vaistininkė pataria leisti jam kuo daugiau ilsėtis, duoti kuo daugiau žolelių arbatų, žolelių pagrindų pagamintų sirupų. Galima rinktis iš gausybės rūšių Lietuvoje gaminamų produktų ir rinktis kiekvienam primtiniausią vartojimo formą – arbatą, kapsulės ar sirupą. Tai irgi čebrelis, tas jau toks mūsų vienintelis, kaip sakyti, žinomas pagrindinis, paskui jau tie sudėtiniai preparatai, jau irgi su čebreliu, anyžių, gysločių, raktažolė, tokie mišinukai tiek kosuliui, tiek kažkam bronkam palengvinti atsikosėti. Liepų žiedai taip pat, bet čia daugiau karščiavimui mažinta, avietės, liepžiedžiai, nors kiti būna ir tik prie kosulio paima, be temperatūros esant, nors ir palengvina viską, bet jeigu nėra tos temperatūros aukštesnės, tai ir nereiktų, taip kaip sakyti, ar piknaudžiauti. Jei susirgymas sunkus, pakyla aukšta temperatūra, tuomet vaikui reikia duoti gerti vaistukų. Žinoma, pasitarus su pediatru. O svarbiausia, nepulti pirkti ir vartoti visko iš karto. Vaistininkė užsimena apie mamyčių, norinčių, kad vaikelis kuo greičiau pasveiktų, daromas klaidas. Nežinodami tikrai būna, kad ir tos pačios sudėties daug prisiima prekių ir aš asmeniškai iš karto klausiu, ar tam pačiam čia vaikui, ar suaugusiam reikia. Ir jau būna tikrai daug variantų, kad atkrenta pusė vos ne prekių, kad tikrai prisima tų pačių.
ir kad cheminių su augalinių kai kurių jau kartu negalima vartoti, tai visus klausimus paklausim, išsiaiškinam. Laikas gydo. Nors tai ne visuomet tiesa, tačiau panašiai yra peršalimo ligų atveju. Užauginti vaiką be ligų turbūt neįmanoma, tačiau galima pasiekti, kad jis sirgtų kuo rečiau.